Labas. Manifestuojam mes visi. Ar suprantam kažką apie manifestaciją, ar nesuprantam, ar esam girdėję bent ką nors apie tai, ar nesam. Nesvarbu, mes visi manifestuojam. Manifestacija nėra kažkas, kas atsitiko netyčia, ten atsitiktinai ar kažkaip tai stebuklingai. Ar žmogus verslininkas, ar pardavėjas, ar padavėjas, ar gatvių šlavėjas, ar guru, ar benamis, ar milijonierius. Manifestacija yra mūsų minčių ir mūsų vidaus atspindys. Nėra čia jokios magijos, tai yra elementari kvantinė fizika. Mes esam elektromagnetinės būtybės ir pagal savo dažnį, pagal savo vibracijas traukiam tokias pačias vibracijas, tokį patį dažnį į savo lauką, į savo realybę. Tik skirtumas tarp žmonių yra tas, kad vieni manifestuoja nesąmoningai, o kiti sąmoningai. Aišku, čia kiek to sąmoningai ir nesąmoningai dar klausimas, bet nesąmoningai manifestuojant, nesąmoningai gyvenant, negalvojant, ką galvojam, ką mąstom, kaip gyvenam, kaip jaučiamės, ką jaučiam, kaip miegam, su kuo miegam, ką valgom ir panašiai. Tai tokiu atveju galim prisitraukti į savo realybę daug dalykų, kurių nenorim, kurie skaudina, kuriuose būti kančia ir kažkoks užburtas ratas tame. Aišku, per tai ateina ir asmeninė evoliucija, gyvenimiškos tos pamokos, tačiau čia jau kitas klausimas ir kita tema, ar ten iš tikrųjų turi būti tiek daug ir taip baisiai, ar taip skausmingai tas augimas pas kai kuriuos. Manifestuoja žmonės vartojantys alkoholį, manifestuoja žmonės valgantys mėsą, manifestuoja žmonės nevartojantys intoksikantų, žmonės, kurie medituoja, kurie ryte medituoja, vakare linksminasi klubuose. Tačiau, kai manifestuojam sąmoningai, tada savo gyvenime turim daugiau pozityvių dalykų, geresnių įvykių, labiau save girdim. Tai nereiškia, kad gyvenimiškų pamokų nelieka. Tai reiškia, kad kuo toliau, tuo mažiau nurašom tam tikrus dalykus atsitiktinumams. Jei į tai dar ir pasigilinam labiau. Ir per tam tikras savo gyvenimo pamokas einam jau šiek tiek kitaip. Dar yra grupė žmonių, kurie stengiasi, bando manifestuoti sąmoningai ir jau ganėtinai ilgą laiką to mokosi, bet kai kada gaunasi, kai kada nesigauna. Ir žiūrint bendrai, tai niekas per daug ir nepasikeičia gyvenime. Gaunasi irgi toks tarsi užburtas ratas, tarsi įstrigimas. Galim daryti praktikas, medituoti, vizualizuoti, bet jeigu nervinė sistema veikia išgyvenimo režimu, tai va taip ir gaunasi, kad kai kada kažką prisitraukiam, ko norim, kai kada ne, arba tai užtrunka ilgesnį laiką, arba labai ilgą laiką netgi. Tai kai nervinė sistema ilgą laiką veikia išgyvenimo išlikimo režimu, tai tarsi tampa įpročių kūnui. Kūnas turi atmintį. Per įpročius susiformuoja tam tikri įsitikinimai, pasąmonės programos ir pagal tokią paradigmą mes elgiamės, galvojam, mąstom, žodžiu gyvenam. Per tai mes matom save, kitus žmones ir pasaulį. Jei ilgą laiką jaučia žmogus nerimą, stresą, tada, kai aplinkybės jau pasikeičia žmogaus gyvenime, kai aplinkybės jau kitokios, kai atrodytų jau nebėra ko nerimauti, žmogus vis tiek nerimauja. Kadaise, kai aš išėjau iš samdomo darbo, aš dar visą mėnesį, pamenu, jaučiau įtampą. Visas kūnas buvo įsitempęs, nes prieš tai gan ilgą laiką dirbdama tam darbe jaučiau nuolatinę įtampą. Mėnesį laiko, dar kiekvieną rytą, aš atsikeldavau su stresu ir net to nesupratau, nes buvo tas stresas tapęs norma. Po kurio laiko tik susivokiau ties tuo. Tai buvo toks įdomus suvokimas. Kai nervinė sistema pavargusi, įsitempusi, net nežinau kaip čia taip tikslingai pasakyti, bet kai veikia išlikimo režimu, tada reikia labai daug energijos tam sąmoningam manifestavimui, meditavimui, kartojimui afirmacijų, nes neišeina prisitraukti ko norisi arba ilgai užtrunka. Tampa sunku, sudėtinga, pradeda vargint, nervint netgi. Nes kažkur giliai vis dėlto nėra tikėjimo, nėra pasitikėjimo ir toks važiavimas užtrauktų rankinių gali gautis. Nors ir kaip gali žmogus sakyti tikiu, pasitikiu ten ir panašiai, bet rezultatai vis dėlto kalba patys už save. Savijauta kalba pati už save, dominuojanti savijauta. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą gyvena.
jau nuo pat vaikystės gyvena su ištisiniu nerimu, kurie užauga baimėse. Kai jausti dažniau stresą yra tapę norma, nei kad dažniau jausti ramybę, saugumą, pasitikėjimą. Kaip yra sudėtinga išgydyti tokiems žmonėms, kaip yra sudėtinga išgydyti savo nervinę sistemą, neužglušinant kažkokiais tai vaistais, o iš tikrųjų išgydant. Kai yra kartojamos afirmacijos, daromos meditacijos, vizualizacijos, tai viskas su tuo yra gerai, bet žinokit, kai yra sunku, kai tik atrodo pakylat, kažką pasiekėt, kažkas pagerėja, bet galiausiai sugrįžtat prie to paties, tie pagerėjimai laikini, pasiekimai laikini ir iš esmės žiūrint tai bendrai, kaip ir jokio progreso. Arba jeigu, kad ir ką darant, neina pramušt kažkur lubų, ten tarkim gauti daugiau pajamų nei kad įprastai, arba jei ir pavyksta pasikelti pajamas kuriam laikui, bet jos vis tiek kažkaip nukrenta, kažkaip susilygina, tai žinokit, kad veikia paradigma. Bėgimas vėl medituoti, vėl kartuoti afirmacijų, keltis vibracijų ar įsivaizduoti, kad ten jos kyla, tai yra saviapgaulė. Nes tenka dar ir dabar matyti, kai žmogus labai daug pastangų deda, labai daug energijos ir labai dažnai bėga nuo savo tos kabutėse senos versijos, kuri vis pasiveja. Bėga kažką daryti, kad tik vibracijas greitai pasikeltų. Bet ta sena versija, kaip pasiveja, taip pasiveja. Ir kaip neina pabėgti, taip neina pabėgti. Nes tikriausiai reikėtų nustoti bėgti ar ne ir susitikti su savo paties vidiniais šešėliais, kurie pasiveja ir juos integruoti. Taip gydyti save ir taip keisti savo paradigmą. Nes bėgimas nuo savęs su laiku gali tapti vis skausmingesnis, reikalaujantis vis daugiau energijos, vis daugiau pastangų tai sąmoningai manifestacijai, vis daugiau gali kainuoti. Tai, kad žmogus manifestuoja sąmoningai, dar nieko nepasako. Nesąmoningai manifestuojantis žmogus gali gyventi ir laisviau, ir lengviau, ir nesukti savo apie tai visiškai galvos.